Galbūt jau peržiūrėjot ne vieną video epizodą apie dividendus, akcijas, apie ETF'us, apie brokerius, apie finansinę nepriklausomybę, apie sėkmingą sėkmę. Tikriausiai jau išsaugojot kelis dividendinių akcijų sąrašus, prisiskaitėte skirtingų straipsnių, tikriausiai jau bandėte ir čia GPT paklausti, kokios dividendinės įmonės yra geriausios. Na ir kaip sekas? Ar nuo visos tos surinktos informacijos begalės, ar jūs realiai jau tapote investuotoju? Ar tiesiog tapote žmogum, kuris tiesiog žiūri daug visokiausių skirtingų video epizodų apie investavimą, o veiksmas taip ir neįvyksta? Šiandien noriu aptarti su jumis būtent šį klausimą, nes tai yra viena didžiausių problemų, kurią matau tarp pradedančiųjų investuotojų. Aš tai vadinu žinių botanikos sindromas. Čia, kai žmogus nuoširdžiai domisi investavimu, nepraleidžia nei vieno video epizodo apie investavimą, daug skaito, renka informaciją visokią, iš šono atrodo žmogus stipriai tobulėja, su tokiu žmogum pabendrausi pradeda atrodyti, kad jis žiauriai protingas ir žino labai daug apie investavimą, bet realybėje jis net nejuda iš vietos. Portfelio nėra, aiškaus plano, ką daryti nėra, supratimo, kokiu būtent kompanijų jisai ieško, tai yra savo kriterijų nėra, sprendimų sistemos ir veiksmų algoritmo nėra, o viduje jis turi vis tą patį jausmą, kad, dar ne dabar, dar reikia pasimokyti, dar reikia pažiūrėti dar vieną video epizodą, dar reikia suprasti vieną rodiklį, dar reikia sulaukti tinkamesnio momento ir tada. Tokiam žmogui pats mokymosi procesas tampa ne keliu į veiksmą, o pasiteisinimu, kodėl veiksmo vis dar nėra. Atpažinot save bent truputėlį?